Labas vakaras visiems. Tai pradžioje apie temą pačią. Kai veidrodyje pradedu matyti savo tėtį arba mamą, aš tai paskaitoj norėsiu pakalbėti apie fizinius ir psichologinius aspektus to pradėjimo matyti savo tėtį arba mamą veidrodyje. Arba apie tai, kai aš pradedu panašėti tiek fiziškai, tiek psichiškai į savo tėtį arba mamą. Roma truputį pristatė mane, bet taip pat turiu pridurti, kad aš kaip psichologė ir psichoterapeutė labai tikiu susietumu kūno ir psichikos, kad kurių negalima atsieti ir tai matau kaip visumą, kaip vienumą. Dėl to šitą temą bus abi šito dalyko pusės. Ir iš karto galiu perspėti visus tuos, kurie susirinko dėl to, kad galvojate, kad čia bus apie haliucinacijas arba psichozės arba panašius dalykus, tai čia ne apie tai. Tai galiu iš karto pasakyti, kad dėl to troškimo nepatenkinsiu. Aš kalbėsiu apie mus, vaikus neurotikus. Tai yra tuos žmonės, kurie tai yra mes patys, kurie pradedame matyti veidrodyje kažką kito. Tai yra savo tėtį ar mamą. Aš pati nustebau disertaciją tyrinėdama besilaukiančias moteris, kad pas daugelį jų ir gana dažnai įvairiuose nėštumo etapuose ir pagimdžius kartojasi tokie žodžiai, vienaip ir kitaip modifikuoti veidrodyje imu atpažinti savo mamą. Ir dėl to aš dabar pasidalinsiu, tai yra ne tik tai iš disertacijos, bet ir iš mano privačios praktikos psichoterapinės, noriu truputį atspindėti, kas tai yra ir apie ką. Taigi, kas už to slypi? Kai aš pradedu matyti kažką panašaus į savo tėvus, tame yra daugelybė jausmai. Pozityvus, tokie kaip didžiavimasis tuo, kad galiu atpažinti savyje ypatingus šeimos bruožus, kad esu panašus į savo nuostabų tėtį arba mamą. Bet taip pat, sutikime, yra negatyvūs jausmai. Mūsų pačių neišvengiamo senėjimo ir mirties baimė, individualumo nebuvimo baimė. Ir kalbant apie pozityvius jausmus, jų toli ieškoti nereikia. Tiesiog atsiverskite bet kokį interneto portalą ir pilną surasite garsenybių su savo mamomis arba su savo tėvais. Netgi paprašus draugų pasidalinti, mielai draugai taip pat atsiunčia nuostabias nuotraukas, kuriomis gali didžiuotis, aš panašiai savo mamą. Tačiau mano praktikoje situacija yra kur kas komplikuotesnė. Paaiškėja, kad jeigu iš tikrųjų su žmogum sėdi kurį laiką, intimoje vietoje kalbi apie tai, pasirodo, nėra viskas taip vienareikšmiška, nėra tai tik pasididžiavimas. Žmonės kalba apie tai, pavyzdžiui, visi čia vardai, tiesą noriu pasakyti, pakeisti yra be abejo. Eduardas 40 metų man sako, nemanau, kad ką nors reikšmingo paveldėjo iš savo tėčio. Mes visiškai skirtingi žmonės, jis man sako, tai netgi pasipiktinės už klausimą. Urtė, kuriai 16 metų, teigia, kad nuolat kartoju savo mamą, kad jis su manimi elgėsi lygiai taip, kaip jis sakė, kad mano močiutė elgėsi su ja ir jai nepatiko. Vytautas skundžiasi laikui bėgant, mano žmona dėja vis labiau panašiai į savo mamą. Jeigu panalizuoti tuos teiginius, atrastumėm, kad yra tokie du sluoksniai. Paviršiniai skirtumai yra pabrėžiami, tai gana remiamės tokiais paviršiniais skirtumais. Pavyzdžiui, Saulė 45 metų sako, mes visiškai nepanašus, nes, pavyzdžiui, aš nuolatos dirbu, o mano mama niekad nedirbo, nei dienos nedirbo savo gyvenime. Tačiau, jeigu pereiname prie giluminių dalykų, atrandame, kad ten yra daug daugiau panašumų. Pavyzdžiui, Antanas 38 metų sako, dėja, kai supykstu, turiu tiesiog baubti ant savo besipešančių vaikų, tarytum išgirstu savo paties tėvo žodžius, vaikystėje skirtus man. Pajuntu milžinišką norą pagriebti prie nors iš čiuprynas. Antanas tai pasakoja su išgąsčiu, kad aš bijau, kas išsiveržia iš mano lūpų. Tad kaip čia yra iš tikrųjų? Ar tikrai kiek atkakliai besistengtum, vis tiek tarsi panaši savo mamą? Ar tai iš tikrųjų yra tiesiog fatalistinių pesimistų dainelė, ar tai tiesa, ar neišvengiamybė? Ir kas iš to slypi? Ko gero, mūsų kultūroje, mūsų 21 amžiuje, vienas iš baisiausių dalykų yra suvokti, kad mes nesame kažkokie unikalūs. Individualumo nebuvimo baimė. Noriu pasidalinti tokią labai turtingą citatą. Liucija pasakoja. Būna, kad pagaunu savo atspindį veidrodyje ir net kenčiu to veido. Primena mano mamą. Kietai kažką sutilpta išraiška, kai ji kažkuo užsiimdavo. Dabar suprantu, kad ji buvo taip pasinėrusi savo labdaros veiklą, kad tuo metu nekreipdavo jokio dėmesio.
Ir tai grįžo bumerangu, kai baigdama rašyti disertaciją, sėdėjau užsirakinusi savo darbo kambaryje savaičių savaitėmis. Vieną vakarą mano 5-metė dukra man pasakė, net kenčiu tavęs, tu man nebepatinki, pasilik savo darbo kambaryje amžinai. Iš principo mes kalbame apie tai, kad tai, ko mes labai neaptiktam savo tėvuose, mus pačius gali nustebinti, kai tai išrūsta iš mūsų pačių lūpų. Psichologė viena pasakoja, kad atskleisdama tai, kad netgi ilgi mokslai gali taip pat sunkiai padėti suvaldyti situaciją. Jis skundžiasi, kad regis ką tik išklausė savo klientės liūdnos istorijos, kaip jie skriaudė jos mama, kaip jie buvo paauglė. Ir vos tik tai grįžusi, tą patį užbaubė apie savo dukrą, sako, tik pažiūrėk į savo kambarį. Atrodo, kad mes niekas nesame apdrausti nuo tokių jausmų. Taigi, aš esu aš. Labai svarbus teiginys, kurį norėtųsi išlaikyti. Ir dėl to, ko gero, niekas mes taip negąsdina mus kaip autonomijos jausmą, kaip atrasti, išgirsti, kad esame labai panašūs savo mamą arba tėtį. Natūralu, sakyčiau, kad jeigu mes niekuomet nebūtumėm streso situacijai, būtumėm pavalgę, ramus, idealioje situacijoje galbūt ir neišklystų, bet kaip tyčia tai atsitinka streso situacijoje. Ir išlenda pačiais tokiais bjauriausiais mūsų tėvų pasireiškimais. Kokiu būdu mes perimame iš tėvų tokį panašumą? Vienas dalykas yra aiškus, tai kognityvistai, jų gali psichologijoje pasakyti tiesiog pradiniai psichologijoje, tai yra tai, kad mes mokome savo vaidmenų iš savo tėvų. Nekartą esame matę, kad mūsų vaikai supa linytes taip švelniai, kaip švelniai mes supame juos. Mūsų vaikutis parodys, kaip reikia valgyti, kaip auklėtoja darželėje, ką tik jį barė arba skatino, mes tiesiog jisai kopijuoja mūsų elgesį ir tai vyksta dažnai gana sąmoningai, netgi mes tai paskatiname. Bet tačiau yra kita tokia daug paslaptingesnė pusė, apie kurią galbūt ne visi įsisąmoniname, tai yra gerosios ir blogosios mamos tėtės introjekcija. Čia atsiprašau už tokį psichologinį terminą. Bet kas slypi? Slypi tai, kad mums kaip vaikui labai sunku suvokti, kad tas pats tėtis arba ta pati mama turi abi pusės. Jis tuo pačiu metu yra ir geras, ir blogas. Ne šiaip savo vaikai nemėgsta pasakų, kur yra komplikuoti personažai. Pasakos iš senų senovės išliko tos, kur buvo gryni personažai. Juodosios raganos, piktieji drakonai arba gerosios fėjos ir princesės. Jos neužrašytos išliko amžiais. O mūsų herojai, kurie yra komplikuoti, pavyzdžiui, nežinau, Mary Poppins, pavyzdžiui, kur turi šiek tiek komplikuotų bruožų, jau sunkiau išlieka negu tie, kurie yra grinai geri arba grinai blogi. Šitą citata rodo taip pat, kaip vaikas introjektuoja, kitaip šnekant, jisai negali priimti, kad mano tėtis ir mama gali būti tokie blogi, kad išsiųstų mane kažkur internatinę mokyklą, anglišką boarding school, čia mano klientas iš darbo mano Anglijoje. Taip teigia, dėl to jisai priima, kad tai aš buvau per daug išdykęs, aš buvau per daug, sunkus vaikas, dėl to taip atsitiko, ne tėvai buvo blogi. Dėl to ta savybė perauga į mus, mes priimame ją kaip savo dalį pasąmoningai. Noriu truputį praeiti per raidą, kaip tai atsitinka įvairiais raidos etapais. Kūdikystė ir vaikystė. Tai yra periodas, kurį, kaip jau ir minėjau, mes esame labai arti prie savo tėvų pagrindinių globėjų ir tiesiog mums mintis apie tai, kad jie gali būti kažkuo negeri, mes ant jų pykti tiesiog negalime, nes tai gresia mūsų negebėjimu išlikti. Kūdikis fiziškai negali išbūti, jeigu šalia jo nėra globėjo. Truputį vyresnis vaikas taip pat supranta, kad tiesiog jo visa gyvybė priklauso nuo to, kaip bus meilė gaunama iš tėvų ir jisai negali tam pasipriešinti, dėl to jam belieka visas blogasias savybės kaip ir introjektuoti ir į tėvus, turėti tokį pozityvų santykį tik tai. Įdomu, šiame dalyke nors truputį prisiminti tokią pasaką, kuri labai ilgai išliko ir manau, šito vietoje irgi svarbus dalykas, kad taip ilgai išliko pasaka apie Raudonakepuraitę. Tik vaiko sąmonė galėjo suvokti tokį dalyką, kad geroji močiutė pavirsta piktuoju vilku. Ir pagalvotumėm apie vaiko tą pasaulį, kaip jisai mato suaugusį, iš tikrųjų taip gali būti, kad ta geroji močiutė, kuri rūpinasi, jo kepa bandeles, dar kažką daro, staiga pavirsta monstru, kai aš prisišlapinu į kelnes. Ima baukti, rėkti ir atrodo, kad ims ir suvalgys. Iš esmės tai atspindi tą vaiko tokį numatymą, kad, žodžiu,
apie tuos baubus ir geruosius dalykus, kaip gali suskaidyti tai laike, bet jokiais būdais netelpa tai vienam asmenyje. Paauglystė ir ankstyvoji jaunystė tai yra tas laikotarpis, kada mes esame kaip ir skirtingiausi nuo savo tėvų, mes galim sau leisti būti skirtingiausi nuo savo tėvų. Kodėl taip yra? Mano pastebėjimas būtų toksai, kad šitoje vietoje aš galiu pykti, širsti ant savo tėvų, netgi sakyti, kad kai kurie bruožai man nepatinka iš mano tėvų ir juos atstumti, atmesti, būti kitokiu. Ir vis tiek nepaisant to, aš dar gyvenu po tėvų stovu. Ta prasme, aš galiu negrįžti iki 3 nakties ir galbūt vis tiek mane pasitiks mama su šiltu maistu. Tai tam tikra prasme separacijai grėsmės dar nėra, dėl to aš savo galiu, ir aš esu pakankamai didelis, kad aš be tėvų išgyvenčiau. Iš esmės, mano pagrindiniai poreikiai, aš nenumirsiu, jeigu tėvai mane supyks, bet kartu bendrą stogą aš dar turiu. Dėl to šitam etape, iš tikrųjų, mes esame dažniausiai kaip ir toliausiai, labiausiai nutolę nuo savo tėvų. Lytinių santykių pradžia taip pat padeda separacijai. Nes šioje vietoje mes nesijaučiame, kaip mes kopijuotumėm savo tėvus. Įdomus pastebėjimas, kurį mano tyrimas parodė, kad moteris kalba, aš niekada nepažinojau savo mamos, kol neturėjo vaikų, arba net tai kol nebuvo ištekėjęs be abejo, nes tai mano mama. Tai dėl to aš jos negaliu kopijuoti, nes aš tiesiog nežinau, kokia jinai buvo, dėl to mes čia saugiausiai galime būti skirtingiausi. Ir visas valsas prasideda, kada mes fiziškai atsiskiriam nuo tėvų. Tai yra žingsnelis į šoną, aš atsikuriu atskirai ir 2 žingsneliai atgal. Viduje dažnai mes kaip tik tuo metu lyg tai vėl supanašėjom su savo tėvais, nes saugiausia yra kaip ir būti žmona arba vyru, sėkmės atveju, kokiu buvo mano tėtė arba mama. Dar labiau, kai aš imu sukti kūdikį ant savo rankų, visuomet tas vaizdinys iškyla, kaip mama arba tėtis laikė kūdikį, tai yra laikė mane. Be abejo, šitas toksai panašumas šitoje vietoje ir ramina, bet taip pat ir gąsdina ir riboja. Nemažai klientų pasakoja apie tai, kad, pavyzdžiui, perėmė iš tėvų tai, kad taip man pasiūlė aukštesnes pareigas. Bet man karjera, ambicija visiškai nesvarbu, kaip ir išmokimą iš savo tėvų, kad karjera nėra svarbiausia. Arba moteris pasakoja, turinti nuostabų partnerį, nuostabų vyrą, jaučia nuolatinį nerimą dėl to, kad mama jai kartodavo nuolatos, kad visi vyrai yra nepatikimi. Jie vis tiek kada nors paliks. Ir tai nėra jos susidūrimas, bet jinai tiesiog tai perėmus iš savo tėvų ir tai kartoja kaip tarsi savo savybę. Mano pastebėjimas yra, kad su tėvais ypač susitapatinam dviejais gyvenimo atvejais. Kai patys tampam tėvais ir kai mūsų tėvai miršta. Tai dabar noriu praeiti prie kiekvieno to etapėlio. Motinystė, tėvystė. Su motinystė, tėvystė dažnai mes siejame ir tai, ypač pačioj pradžioj, ypač kaip pirmas nėštumas. Pastebėjau, kad moteris mano apklaustas sako, aš noriu būti tiesiog ideali mama. Tas tikimas, kad čia yra mano šansas turėti patį geriausią motinystę ir jau netgi nėščios būdamas svajoja, kaip jos bus, visą tai, kas buvo praeityje blogai su tėvais, čia yra jo šansas ištaisyti. Ir štai citata iš vienos mano tyrimo dalyvės. Jinai tarsi atskiria tas neigiamas ir teigiamas mamos savybės. Tai, ką mes kaip vaikai galėdame daryti, buvo nuostabu. Mes turėjome visas galimybės, šokiai, drama, daug nuostabių dalykų. Aš labai tikiuosi būti kaip ji. Tai yra mano mama šiomis savybėmis. Tačiau taip pat aš labai tikiuosi visuomet atsiminti apie jų emocinius poreikius. Ir kad jie man galėtų papasakoti įvairius dalykus ir kad aš nepykčiau. Jinai pasakoja apie savo mamą, kurie niekad negalėdavo nieko iš esmės papasakoti emociškai ir tikisi, kad nebus visiškai kitokia negu kad jinai. Tačiau realiai motinystėje mes susidurėm su kitų, ko negalėjom numatyti. Tai yra tai, kad motinystę galima būtų apibrėžti kaip nuolatinių nutraukinėjimų patirtį. Tai yra tas rytis, kad tu niekad negali pabaigti jokios veiklos iki galo, kad ta vaikas laikai įsiterpia į tavo veiklas. Kada jeigu pasąmoningai tikėjasi, kad motinystė bus tas laikas, kada tai, ko tu negavai iš savo tėvų, tu gausi iš savo vaikų, tai dažniausiai neišsipildo, nes visuomet santykis yra tas pats, visuomet tu duodi savo vaikam ir jeigu lauki iš jų tokio pačio atpildo dėkingumo, tai iš principo tai jausti pyktį. Kai kurie klientai pasakoja apie tai, o kodėlgi aš jam turėčiau duoti visą pasaulio meilę, kai aš pati, kai maža mergaitė buvau, nieko to negavau.
Žodžiu, čia pradeda išnirti įvairūs stresai ir nerimai. Kitas dalykas, suartėjimas mama dar skatina ir tai, kad mama arba tėtis šiuo atveju imamas jau matyti kitaip. Tai yra 3 kartų patyrimas. Mes imame matyti tai, kad tai, ko tėvai nedavė man kaip mažai mergaitai arba man kaip mažam berniukui, kažkodėl nuostabiai suteikia mano paties vaikui ir aš kažkaip tuo pačiu metu imu likti ir suprasti savo mamą arba tėtį ir jaučiu, kad iš principo mes jau tampame tokio supratimo daugiau padidėję tėvų atžvilgiu ir susitapatinimo su jais. Kita vieta yra tėvų netektis. Mirus tėvam gali būti taip pat, kad tėvų patyrimas pasidalina tarsi į 2 dalis. Ir dažnai galime galvoti, kad mirus tėvui mes suvokiam, kad mirė būtent tas gerasis tėtis, aš prarandu tą gerąjį tėtį, o blogasis tėtis kaip ir įauga į mane, tai projektuojama, vėlgi perkeliama į mane ir aš kaltinu pati save arba pats save už tai, kad, pavyzdžiui, nepakankamai jį lankiau, nepasakiau jam, kaip aš jį myliu ir panašius dalykus. Ir kaip teigia kai kurie psichoanalitikai, sako, mes tuo pačiu tarsi tampame tais tėvais. Mes imam vaikščioti kaip jie, kalbėti kaip jie. Tam tikra prasme tai primena pasaką, ne? Drakonas mirė, pasveikinti naują drakoną. Kitaip šnekant, šitoje vietoje labai panašu, kad mes kaip ir atgimstame, mūsų tėvai kaip ir atgimsta mumise. Tuo pačiu iš klientų pasakojimo aš pastebiu sentimentalumą, kaip tarsi užglaisomos visos tėvų blogi dalykai. Pavyzdžiui, klientė, kuri buvo susidūrė su tuo, kad mama žinojo apie prievartavimą, staiga atleido jai mirus. Ir tokie dalykai tarsi yra išstumiami, užmirštami. Tačiau ir kitais atvejais pasižymė sentimentalumas. Tai yra, jei tik būčiau galėjusi samai pasakyti, kaip aš ją myliu, kol ji dar buvo gyva, arba tėtis, kuris iš tikrųjų nesirūpino, vaikščiojo, gėrė, yra jam visą tai atleidžiama. Ir ko gero, vienas iš tokių dar svarbių dalykų, apskritai kalbant apie panašėjimą, tai yra, kai aš matau savo keitimąsi, aš galvoju apie paties savo senėjimą. Ir man tai sukelia mirties baimę. Noriu pasidalinti labai gražių piešinių. Čia yra atrasta 1849 metų pieštas moterų gyvenimo ciklas, vėliau turėsim ir vyrų ciklas, atsiprašau, pradedame nuo moterų. Čia taip neįprasta, dažnai patriarchalinėje visuomenėje tai turime nuo vyrų pradėti, ir sau leisiu paprieštarauti. Tai čia matome moteris, jos išdėliotos pagal amžių ir keletą dalykų noriu atkreipti dėmesį. Visų pirma, galbūt noriu pasižiūrėti, kad pačiam aukščiausiai pakopoje stovi 50 metų moteris. Tai yra pats žydėjimas 50 metų. Ir galime galbūt, kaip dabar skiriasi mūsų įsivaizdavimas, kada moterį žydi mūsų visuomenėje. Tiesiog leisiu tą klausimą savo neatsakyti. O dabar matote moterį supantį kūdikį. Čia yra moteris, vėlgi įsivaizduoju, kad mes greičiausiai lietuvišką kultūrą pieštume 20-30 metų, ne čia yra moteris 40 metų su kūdikiu rankoje. Galėčiau pasvarstyti, kodėl būtent čia simbolizuojama moteris su kūdikiu ir galbūt būtų galima galvoti, kad ne tai, kad moteris taip vėlai susilaukdavo vaikų, bet tai, kad dažniausiai tais laikais moteris su pirmom mėnesinėm pastodavo ir nustodavo būti nėščios tada, kada menopauzė, tai žodžiu, tai kaip vidurinis amžius gautųsi. Ir taip pat labai įdomu, kad jau tais metais niekas nesustodavo ties 80, arba kaip mes kartais sakydavom, kad trukmė gyvenimo buvo trumpesnė, 70 metų. Čia mes matome moteris iki pat 100 metų. Ta senutė prisėdi, jai yra 100 metų. Bet kuriuo atveju mes matom kilimą ir kritimą, tai rodo kaip tas amžinas ciklas. Mes patys suvokiam, kad mes nuolatinė esame šitam cikle. Taip pat noriu pasidalinti su vyru to pačio laikotarpio piešiniu ir labai irgi įdomus patarimas, kad žiūrėkite, kiek čia mažai šeiminiškumo. Jeigu čia matome vaikus, santuokos simbolius, čia matome nutolusius piešinius, kur yra vyriškumas kaip tik ne su vaikais, o su vėliavom, kardais ir tokiais dalykais siejamas. Vėlgi tos studento amžiaus vidurio piešinys. Taigi, o kodėl mes bijome senti? Kodėl mes negalėtume būti kaip vynas arba šampanas? Čia nuotraukos iš Šampanijos laukų, kur auga, žodžiu, vynuogės šampanai, kur iš tikrųjų yra vertinama kuo seniau, tuo geriau, kuo panašiau, tuo puikiau, nes tą patį brendą išvaikai, ne? Ir vis dėlto, galbūt man prieštarautumėt, nes iš tikrųjų brendas yra žmonių, kurie sensta ir gražėja, ne? Yra žmonių, kurie sugeba džiaugtis savo senėjimu.
Taigi, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų neskambėtų šis pranešimas fatališkai ar kažkaip jūs nuliūdintų, kad santykis su savo lietu panašėjimu į savo tėvus gali būti pats įvairiausias. Aš išskiriau 8 tokius bruožus, bet aš tikrai manau, kad jis negalutinis yra, tikrai nepretenduoju kažkokią didelę teoriją ir manau, kad jūs galėtumėte papildyti tą sąrašą. Bet iš principo, ką aš aptikau su savo klientais dirbdama, tai yra santykis neigimas. Aš absoliučiai nepanašus į savo tėvus. Priešinimasis, aš jokių būdų netapsiu panašus į savo tėvus. Kai kurie klientai neutraliai tai stebi. Kai kurie siekia suprasti, kai kurie kaip tik save bando pasendinti. Man teko sutikti žmonių, kurie stengiasi atrodyti vyresni, rengdamiesi tam tikrais drabužiais, žilindami plaukus ir taip toliau. Kai kurie toleruoja tos skirtumus, kai kurie tiesiog švenčia šventę, kad jie priklauso tam tikrai šeimai. Pavyzdžiui, sako, mano nosis yra elegantiška kaip mano senelių ir tai rodo mano didelę giminę, pavyzdžiui, aš to didžiuojuosi. Kiti derasi, o jeigu aš tą padarysiu, gal aš nebūsiu toks panašus. Žodžiu, mes galim reaguoti visų įvairiausiai ir kai kas iš tų mūsų neliūdina visiškai, o kai kas, kaip matote, visiškai galim liūdinti. Taigi, ką daryti? Dažnas klausimas, žurnalistais kalbant, tai apskritai negali be to apsieiti, dėl to galvoju tiesiog špaims ir įdės, nes kai to klausimo nereikėtų jums užduoti. Tai visų pirma, nebūčiau aš kokia nors ne psichologė, nesakydama, kad vienas kelias be abejo tai yra psichoterapija ir nebūčiau, kaip sakyti, nepripažinčiau savo krypties, sakydama, kad kūno psichoterapija yra viena iš tų, galbūt irgi labai sėkmingai galima su to dirbti, tuo labiau, kad čia mes žiūrime ne tik tai į veido galbūt keitimąsi bruožų, bet ir pačio viso kūno keitimąsi. Pavyzdžiui, kūno psichoterapijoje yra tikimasi, kad ne šiaip savo, pavyzdžiui, stori žmonės yra dėl to, kad ten valgo arba genai, bet dėl to galbūt tokiem reikia pasislėpti nuo to išorinio pasaulio ir tai buvo tendencija atėjusi iš kartos į kartą. Ir tai žiūrima tiesiog viso kūno konstituciją, taip? Arba, pavyzdžiui, žmonės, kurie mano, kad aš apskritai niekad nieko nevertas esu, irgi tai pasireiškia kūne įvairiais bruožais. Kūno psichoterapija yra išskyrusi, klasikinė kūno psichoterapija tam tikrus žmonių tipus, kurie, kaip pastebima, eina iš kartos į kartą. Mes kalbame apie tą patį kūno tipą, kurį turėjo proprosenelis, prosenelis, senelis ir taip toliau. Ir, žodžiu, vienas iš tų būdų būtų galima pasižiūrėti ir jeigu rūpi, patyrinėti save ir galbūt nutraukti tą amžiną grandinę, kad to neperduoti savo vaikam. Tačiau kitas be abejo kelias yra tiesiog save tyrinėti draugų arba kitos psichoterapijos pagalba, įvertinant tas savybės savyje, kurios paveldėtos iš tėvų. Tai yra atrasti bent mažumėlę dalyko, kuo galėtum pasidžiaugti. Pavyzdžiui, Janina buvo terapijos pasakoje. Aš dabar suprantu, kad mano mama jaunystėje buvo stipri moteris. Jinai nebijojo rizikuoti, išsiskirti iš kitų, nors tai buvo sunku sovietų metais, bet tikrai aš tiesiog didžiuojuosi ją. Jinai važiavo, ieškojo ir džiaugiuosi paveldėjusi tą dieną iš jos. Nors dėl visko, dėl daug ko galėjo ant savo mamos pykti, bet kažką atrado, kas būtent jai kelia pasididžiavimą ir jinai tai bandė auginti savyje. Kitas dalykas yra tas matyti ir teigiamas ir neigiamas tėvų pusės, suprantant galimą santykių dinamiką, kuri būdinga galbūt čia daugumai mūsų pasikartoja. Tai, žodžiu, kaip keičiasi mano santykis su tėvais, nebūtinai čia su mama, kai aš esu kūdikėlis, kai aš esu paauglys, jaunuolis ir kaip tai būna, kai aš priimu reikšmingus gyvenime sprendimus, senstu arba kai tėvų jau nebėra. Ir galiausiai noriu irgi pasakyti, kad galbūt kai kas iš mūsų galime tiesiog irgi atrasti savyje tą būdą susitaikyti su tėvais. Galbūt ne visiems tai išeina, būtent ne visi to gali, bet kai kuriems galbūt išeitų. Ir šitą gražią citata iš vienos rašytojos pasakojimo apie savo mamą. Pagal naujus motinystės standartus, mano mama būtų laikoma nesėkminga. Turint omeny, kaip dažnai aš esu vaikystėje pasiklydusi, ji net galėtų būti vadinama apsileidusi. Tačiau yra viena problema su tokia išvada. Ji absoliučiai neteisinga. Mano mama buvo nuostabi tame, ką ji darė. Tik nesupraskite neteisingai, ji nesėdėjo ant grindų ir nepadėjo mums žaisti su Lego, ji netempė mūsų iš čiuožyklos į pianino pamokas, ji netgi nemokėjo vairuoti. Bet ten, kur ji buvo, visuomet buvo saugi vieta mums. Tai noriu palinkėti jums irgi atrasti kažką saugaus, gero ir ieškoti tame, kad tai būtų ir smagi dalis. Pasidalinsiu, kad tai ne viena viską aš sukūriau, bet yra tam tikros nuorodos ir aš labai draugauju už jų pačios visas nuotraukas.
Ir ačiū Jums už dėmesį. Ir dabar suprantu, kad aš dar turiu klausimam laiko, jeigu tokių klausimų atsirastų. Nežinau, ar gerai išgirdau klausimą, tai aš pakartosiu, ką būtų galima daryti, kad neuždėtum kitiem... Tai visų pirma, tas, ką noriu pasakyti visų pranešimų, kad svarbu labai sąmoningai į tai žiūrėti, kad tai galbūt kai kas yra neišvengiama ir tiesiog, kaip čia pasakyti, neneigti tai to panašumo, bet manyti, kad aš galbūt kai ką vis kiek paveldėjau ir priimti tą ir teigiamą ir neigiamą pusę, nes paradoksaliai būtent tuo metu mus tai sukrečia labiausiai kaip koks uraganas, kada mes sakome, ne, aš tik tai, pavyzdžiui, mano tėvai, tarkime, blogi buvo ir aš nieko iš jų nepriimsiu. Ir tada kaip tik mus labiausiai nustebino, jeigu mes sakysim, kad galbūt manyje kažko yra panašaus, bet aš bandau su tuo kažkaip tai dirbti, tai yra daugiau šansų, kad tai yra kaip būdas nutraukti tą amžiną grandinę. Tai yra sąmoningai tai žiūrėti. Čia panašiai, kaip suprantu, gyventi, pavyzdžiui, zonoje, kur labai daug žemės drebėjimų ir sakant, ne, aš netikiu, kad čia žemės drebėjimas ar nors bus. Tai jeigu, pavyzdžiui, mes galvotumėm, taip, aš gyvenu zonoje, kur galimas žemės drebėjimas. Yra daugiau šansų, kad būsime tam pasiruošę. Ir tada daugiau šansų, kad tai bus teigiamiau, mažiau persilės vaiką. O dabar tai galima pasiekti ir šiaip sąmoningai, kaip sakau, gali tai būti pasiekiama psichoterapijos būdu. Galbūt dar kas nors turi trečią būdą, tai prašom tikrai pasidalinti. Aš tai manau, kad tikrai tai veikia, aš tikiu šitą religiją, kaip sakyti, nebūčiau šitoj profesijai, jeigu nemanyčiau, kad tai veiktų. Tai aišku, esu jau subjektyvi šitoj vietoj, bet praktika rodo, kad tikrai keičiamės, nes vienas dalykas yra taip pasielgus, pavyzdžiui, išrikus ant savo vaiko, nesavu balsu, sakyti, tai buvau ne aš ir nueiti ir nieko nedaryti su tuo, o kitas dalykas sugalvoti, kaip aš dabar iš to galiu, kaip aš kitaip galėjau pasielgti, apsvarsyti, duoti savo tai laiko su terapija ir be terapijos. Ta prasme, tai atsigręžti sąmoningai ir tikrai galimas pasikeitimas, ir kaip tam tikrą prasme mes turime skolą savo vaikam, bet to neperduoti savo vaikam iš tikrųjų, ne? Tai tam tikrą prasme, manau, mes visi norime būti geresniai šiek tiek negu tėvai, ir nupaukti tam tikrų laiptelių. Tikrai manau, kad tai iš principo yra įmanoma, nekalbėčiau, jeigu tai būtų visiškai neįmanoma ir praktika parodė, kad tai yra įmanoma. Galit trumpai apie kūno psichoterapiją pasakyti keliais žodžiais, jeigu įmanoma. Kūno psichoterapija tai yra psichoterapijos rūšis, kuri atsižvelgia į kūną kaip mūsų tą fizinį buvimą šitame pasaulyje. Kūno psichoterapija tiesiog pabrėžia tai, kad neįmanomas individas be kūno. Visuomet jisai įeina savo įkūnytų pavidalų pas mus ir aš kaip įkūnytas psichoterapeutė dirbu su juo. Tai toks yra kaip holistinis požiūris į žmogų, kur galbūt šalia tų dalykų, kas ir šiaip įprasta psichoterapija, dar taip pat bus kreipiama dėmesys, pavyzdžiui, į tai, kaip mes kvėpuojame, kaip mano stresas atsispindi mano kvėpavime, tai kaip aš laikau savo pečius, kaip aš prisėdu. Ir su tuo ne tai, kad čia kažkas slapta daroma, bet tiesiog analizuojama, įtraukiama į analizės objektą.
tai yra analizuojama kartu su klientu. Kartais pasitelkiamos, pavyzdžiui, įvairios pozos, pavyzdžiui, to, kad ilgai išnekėtume pasitikėjimą savimi, pasiūlome galbūt pabandykim tiesiog pastovėti ir pasitikinčiai savim, kaip tada tu jautiesi, žodžiu, ir galbūt yra naujas būsena, gal niekas jam neleido tam žmogui gyvenime stovėti pasitikinčiai savimi. Tai, žodžiu, kartais dirbama su kūnu ir tiesiog, nežinau, tiek užtenka, bet šiandienos paskaitos nelabai. Ačiū. Turiu pasakyti, kad ne, iš to, ko aš dalinausi, tai yra, kaip sakyti, normalūs, vidutiniškos šeimos, vidutiniškai laimingos, vidutiniškos šeimos, bet tikrai čia nėra citatų iš vaikų namų, tai gali būti tolimesnių tyrinėjimų ir pristatymų objektas, bet ne. Greičiausiai, jeigu patikrinu imti toliau, tai greičiausiai čia būtų tas panašumas, būtų susitiek su to reikšmingu žmogum, su kuriuo jis susidūrė, tai nebūtų mama tėtis, bet tai būtų tas reikšmingas žmogus, kuris jam buvo arčiausias tuo metu, kai jisai augo. Bet čia mano dabar hipotezės. Koks antras klausimas? Antras klausimas, jeigu tu pastebi tus panašumus, bet nenori jų keisti, nors tai jeigu nenori keisti, pastebi, tai tiesiog taip ir bus, tai vadinasi, toliau eis ta pati grandinė, čia jau nieko nepadarysi. Kaip sakyti, psichologas irgi nieko tau nepadės, jeigu tu pats nenorėsi keisti kažko. O pirmas klausimas, taip, aš manau, yra labai daug žmonių, kurie tiesiog sakytų, kad jokiais būdais aš nepanašus. Taip pat mano pastebėjimas, kurio dar nepastebinau, bet galiu čia tą pačią progą pasidalinti, ypač žmonės nemėgsta būti panašiais į savo mamą. Daug dažniau žmonės sako, aš esu panašus į savo tėtį, į savo tetą, į savo senelį. Ir kodėl taip yra, ir man mintis kilus ir skaitant taip pat literatūrą susidūriau, kad tai susijęs su tuo, kad teigimas, aš esu panašus į savo mamą, tai yra ypatingos simbiozės pasireiškimas. Nes ką tai reiškia panašiai į savo mamą, tai tas žmogus, kurį aš arčiausiai mačiau vaikystėje, aš mačiau jos susierzinimą, jos nespėjimą susitvarkyti, tuo pačiu metu ir apsipirkti. O tuo tarpu, pavyzdžiui, panašumas į tėtį dažniausiai reiškia panašus į intelektualą, siekiantį gyvenime kažko. Tai žmogus, kurį aš mačiau, kaip sakyt, galbūt ne taip iš arti, tai neskatina didelės simbiozės tokios ir galiu, kaip tik galiu didžiuotis tuo. Nors iš tikrųjų teigti, kad aš visiškai nieko neperėmiau iš to žmogaus, nuo kurio šypsenos priklausė tuo, kaip aš jaučiausi kūdikystėje, yra naivu tikėtis. Iš to žmogaus, kuris mokino mus vaikščioti, apsirengti, kalbėti. Greičiausiai tai yra, bet mes vienaip ar kitaip galime neigti didesnių arba mažesnių laipsnių. Jeigu klausimų daugiau nėra, tai tada labai ačiū.